Sveikas Kostai, labas bendradarbi. Edvinai, labas. Gerai, savi renkasi apstok, Kostai, baig. Aš net čia girdžiu, kaip tu namie dabar juokiesi. Labokas, Rūtelė. Nu va. Nu. Tuoj gal tą Koską žadėjo prisijungti, bus galima pakalbėti. Šiandien laisvai, kažkokių temų, klausimų, nesvarbu. Yra čia darbe tiek dugninių meškerių, tiek spiningų. Galima kažkokius, labas jaunuoli, galima kažkokius klausimus galbūt parodyti su pavyzdžiais. Mačiau, Vitalijus rodė sistemėlę, kaip riša gaudyti vėgėlėm. Galima truputį kitaip surišti sistemą, ką galėsiu parodyti. Tai nežinau, lauksim klausimų, davo truputėlį žmonių. Tuoj sugrįž gal ir Vitalikas, prijungs Arūną Koską. Gal dar kažkas norės prisijungti, pakalbėti apie žūklę, užduoti kelis klausimus kokius. O, jau Koska čia. Ne, čia kol kas tokių nepriimsim. Palauksim. Tuoj Koska, gal Vitalijus kažką sujungs čia mūsų. Šiandien laisva diena. Praeitą trečiadienį praleidau, nes buvau žvejoti. Tai planavau grįžti ir dar padaryti tokią live transliaciją ekspromtu, bet dėja grįžau gal 11 val. Vakare tik iš žūklės, tai jau už ten nieko nedariau. Nu, Vitalijau, yra Koska pas mus. Apie apsaugas nuo šalčio. Apsaugos nuo šalčio, Kostai. Atšalus oram, pas mane, pavyzdžiui, rankos nėra jautrios. Aš net neturiu pirštinių. Kam šala rankos, tai yra apsauga. Yra kremai, kurie yra padaryti vazelino, ten glicerino gal pagrindu, kurių sudėtyje nėra vandens. Tai jie kažkiek padeda. Bet norint, kad rankos nešaltų per žiemą, reikia, manau, jas grūdinti. Tie grūdinimai, kad įkišti ranką į eketę ir kad jos perdegtų, tai nemanau, kad tai yra gerai. Manau, kad geriau būtų po trupučio, jos tikrai pripranta prie šalčio, nes nusivežiau į Mongoliją pirštinės pernai pasaulio čempionatai. Taip, labas Gėgai, dėkui tam. Taip aš jų ten ir realiai nepanaudojau. Pirštinės naudojau nuveikti iki sektoriaus ir paskui likdavo prie kažkokios eketės, kurią treniruočių metu pažymėdavau jom. Tai nežinau. O dabar ruošiamės kitai. O, ir protingų čia atsiranda. Dabar ruošiuosi kitai išvykai į kitą pasaulio čempionatą. Mongolijoje gaudėm kuojas pagrindė. Gaudėm kuojas ir gaudėm, tarp kuojų pakliūdavo vienas kitas ešerys. Mongolijoje kuojų buvo išties daug. Per 3 valandas pagaudavom, būdavo ir 16 kg. Tai iš tokio gylio, ten 11, beveik 12 metrų, tai tikrai įspūdingas būdavo ir žuvies traukimas. Daug dirbom, na ir pasiekėm, o dabar važiuosim į Ameriką. Ten šiandien jau galiu jau drąsiai teikti, kad į Ameriką išvyka tikrai bus ir tikrai ji pavyks dėka Amerikoje gyvenančių lietuvių. Tai yra lietuvių bendruomenės,
kurie padeda mums ir finansiškai, ir tai padeda susirasti. Mes vyksime netoli Čikagos. Tai padeda susirasti apgyvendinimą, nes siūlytas viešbutis organizatorių labai brangus. Tai mes tikrai ten negaunam iš valstybės finansavimų, nieko per daug, tai mes negalim savo to leisti. Labas, Gikai, dar kartelį. Tu čia bus biškį ramiau, manau. Nu va. Ate. Arūnai. Kur mano veidas? Nežinau, Vitalikas jį ištrynė gal. Vitalijau, bet tai ne, jeigu tu esi, tai gal ne. Kažką gal neišjungęs kokios kameros tarpo. Ką man čia paspaus, man reikia paspaus gal kažką tai? Tai tuoj čia yra. Neina, rašo. Vitalijau, koskai kamerą reikia įsijungti, rašo. Jie koska kieti mes influenceriai, ne? Ačiū savo. Bomba. Nėra kada mokytis tokių dalykų per žuklės. Girdėjau, į upėtakį vėl šeštadienį atvažiuoji. Nespėjau pasakyti, jau žinai. Kalbos eina. Kalbos eina. Facebook'e mes. Ką rašo Vitalikas, spausk ant savęs turi būti kamerai lincijom. Ava, reikia paspausti ant kameros. Įsaugoti. Opa. Eikas, va. Maikė gražių sėdėjau, sakau, žinai. Prie eglutės va kalėdinės dar. O pasipuošę gerai, faina. Pasipuošę va naujametiškai. Tai kas sakė, kad atvažiuoju? Gandai čia eina. Pat žinai, ne ant ledo, ne ant vandens dabar. Pasižiūrėjau 2 dienas -5 ir viskas, ir lietus. Labas, Adūnai. Aš tai dar spiningaunu. Penktadienį vėl į Marės varysiu. Ką pagavai tada? Visai neblogai. Gerai. Pradėjau dabar rankiot lydekas biškai įdomiau, nes tarkis tokius užgula ant galvos. Su laivais, kai gaudo, tai kerta. O kai džigauni, tai gula ant galvos, neįdomu, prasubdinėja ryte, kad jis kabo, tai pradėjau lydekas gauti. O aš nuvažiavau sekmadienį į Utenos rajoną ir grįžau. Su baronka. Tai va. Tai nusprendžiau dar atvažiuoti pas jūs bandų pavalgyti. O ar buvai užsukęs? Ne. Nu. Vienam ką ten, vienam, žinai. Kokia pas jūs pigiausia žadrebio ritė? Nu, čia bus apie 40 eurų. O kaip žuvys? Upėtakiai su ikrais? Palauk, palė buvo su ikrais. Palė, ne? Tai labai fain, skanu. Geriau nei baranas tas. Geriau nei baranas. Ir sveikiau biški gal, ne? Tai kar sveikiau, tai dar neaišku. Ai tiesa, Vygantai, jo, ne Utenos, Zarasų rajonas, atsiprašau. Zarasų rajone praplaukėm pusdienį ir su baranka grįžom patenkinti. Stipru. Kaip sakoma, neužsirovėm ant kliovo, prieš tai pagavo ten 8 lydekas. Nu tai neblogai, 8, tai jau judesio yra šiek tiek. Nu, mes, žinai, nespecialistai, nauja vieta. Tai buvo pas tave specialistas tas, kur aviža atvažiavęs. Jis man skambino ir gyrėsi, kad tu jį vientisai kvieti žuvauti. Kas? Tas Laurynas ar koks. Anuka Laurinai greitų čia prisikastų toks. Tas, kur gaudė su avižom Jonavoj kolchozė. Žinai, kiek gaudo kolchozė su avižom? Aviža fishing.
Ai, tai sirgo 2 savaitės, nebuvo jo. Ai, sirgo 2 savaitės. Ligonė buvo, matai, gal koksai covidas užpuolęs. Sušaldė žmogų. Sušalo žmogus. Nu tai. Neužsigrūdinęs dar, žinai, dar tik pradėjo, žinai. Pakviestų jie vižos ant ledo, drebint, pažiūrėsi, kaip dreba. Labas, kunigaikšti. Tai Ką va. Konstantinas apjuokėsi, kas čia dabar linksma. Konstantinas Ilkė šiandien lyja jo kažko. Ilkės lėja. Kokio dydžio? Nežinau, bet mačiau lydekom gal tiktų ten stintas kažkokios. 18. Tai normaliai kepama bus. A, nu tai jo. 18 cemų. O, tai čia dešros neblogos. Nu, va, koskai einam dar, va, yra žmonių, tai pravesiu pro savo sandėliuką. Palauk, taip. Ką ten gero turi? Tai va, tuoj. Pravesiu. Taip. Ką čia gero turiu nuotrauką iš Šiaulių. O, ta pas mane, žinai, kur kaba, virš galvos man pakabinės. Neturiu tų patalpų kaip pas tave. Tai čia žinai, nu tai tos patalpos. Turiu kabliukų. Nemažai, va. Kaip grįšim feederį, kur Širvintose mes ten labai smagiai sėdėjom. Tu pasiilgęs būsi, tai turiu... Aš Rolfui sakiau, po Širvintos manęs daugiau feederį nebus. Turiu... Taip, bet su metodu visai įdomu galbūt. Ne, su metodu švaru. O po Širvintos, žinai, savaitę laiko, kad atploviau rankas nuo tų molių. Kas va tingi, va susirištų, va feedergamų turiu, atvadų. Viskas parašta, liuks. Jo, turiu va žiūrėk valiuko neblogo. Azūra kelių. 0,2 pagal Japoną. 0,02. Jo, geras. 100 pem. 100 pem, visi. Turiu rytokių, va šitą va, pavyzdžiui, daug atspiningau, va, savadą, atidrožęs kokius 3-4 metus ant nešerinio koto, absoliučiai nieko nepasidarė. Sukasi neblogai. Nepertepinėjai? Nieko nedaręs absoliučiai. Valtį iš daiktadėžės neišimu. Turiu kajaką, kur plaukdavau kalnų upėm. Nu, į Švediją, kai važiuodavau. Tada turiu visą stendą raudonų pokelių. Kaluris, avižadribis, ešeriai, avižukės, blizgių. Yra ir tokių ir šlakučiam tinkančių, ir lydekom. Va šitos va geros įnėriai būtų. Aš šį sezoną tik ant blizgių ir atgaudžiu šiaip iš dalies. Jo, kaip žuvies nėra daug. Va šitom daug kas važiavo, kažkaip ėmėsi. Tai paskui ką, upėtakiai prasidės, va, mažiuliai. Kaip forma kaip timoniuko kažkas. Skęstantis? Jo, skęstantis visi. 3,1 gramų. Kem 5 mm. Paskui, va, žiūrėk, įnėrį tau. Krenkučiai? Jo, yra tokių, pas mus Nemune va ant šito. Nu, tai čia klasikas šito šokoladas. Man reikia atvažiuoti pas tave į ofisą apsižiūrėti. Čia tai, žinai, per... Tai reikia, kad tu atvažiuotų ir pasirinksi, ko tau reiks. Žiūrėk, čia buraškos švedinės dėžutės kokiam kainom. Reiktų savo kapeikus. Tai va dabar, kaip gaudai, pavyzdžiui, nerynų, tai va 5 gramų, 5 vienetai, šiam 5 centai. Tai man bandė aiškit, kad alikė pigio, sakau, tu aš jums parodysiu. Ai, tai visi tą aliką ir prikaišė, aš su Tai dar ką turiu įdomaus, tu aš tau parodysiu įdomaus. Berkingo gumos ant tos tipo, žinai, kinietiškos pigios. Čia nupirkau keletą, o Jėzus, kai pradėjo rašyti, pigiau Kinijų, tai siūskite šitus Kinijos, kai man ten, žinai. Žiūrėk, turiu labai įdomų spinningą. X-Game'as Azūros, 2,74 ilgio, nuo 2 iki 16 gramų užmetimas. O toksai Kauno mariose lampačius gaudyti. Ir pas tave upėj gaudyti labai tiktų, aš manau. Nes ganingas, gerai meta ir taip, anglista 1100.
Nu, jau vis biški kitoks. Tai tvarkiau aną dieną šis aprašymus dariau visokius. Nu ką, va kai grįšim feederį, tau amžių žinai tas, kad jau ne nuo platformos gaudyto. O Kad nugarą išties normaliai. Jo, jei man karpių vamato prireiks, nu vis tiek žuviesgi nežalosi. Arba karpinės kėdukės. O ten nėra prie tų, kur rankom padėti podukui, kur dėti, žinai, tai ten telpa kai kas. Yra tokie laikikliai, kurie dedasi tinka ant bet kurios realiai kėdės. Tai galima tą tvirtinimą padaryti. Tai, nu, jos kita kokybė, biškiniai tų, žinai, visokių. Tai va, toks tas mano sandėliukas. Nu, ir iš rankų jau nepaleidžiu balalaikų čia sėdėdamas. Dar vis perešinėjai, ar ne? Ar aš? Na. Periš jie, jeigu nebus turo, aš išeisiu jau į treniruotę, ką pasiruošęs čiampui, nes Mongolijoje tik vieną naudojau. Tai turo ir nebus? Tai gal nebus. Žiūrėk, dar parodysiu. Daug kas tokių dalykų iš vis nematė. Kus čia? A, ir tu neatsimeni. Pasirodo, laistymas geras buvo. Anuką greit primink. Kunigaikšti ten nesąmonė, nežiūrėk. Čia švedai davė dovanų už tą daiktą. Tas daiktas turi įvairius įpjovimus. Prie įpjovimų užrašyta dydžiai milimetrais. 1,5, 1,6, 1,7 ir va tai vaina iki 4 milimetrų eina. Tai kaip dėžutė avižų balaganas būna. Supratau, geras dalykas. Telpa, tai tokio dydžio gaunasi, kad aviža. Tai, nu, čia kaip sako, kad gaudau su 2 mm, pamatuoju 2,5, tai čia bus paprasčiau matuoti. Tai va. O tai ką, laiko, čia reikia, sakė, nereiks Amerikoje. Tai ką ten šerti, jeigu duos 5 zykus ir žvėjok? Nesu dar nešta. O dabar lauksim visi deivuko balalaikų jau. Parodyt balalaikas, nu va, sakykim, va, viena iš mano varžybinių balalaikų. Su štai šia balalaiką Mongolijoje antrą visą dieną atgaudžiau. Balalaikos pas mane, biškiai gal jūs parduotuvėje tokių per daug nerasit. Pas mane jos štai kaip sutvarkytos, pakabini. Viskas sukasi, nestringa, nešala. Nu ir aviža čia. Ta, kur gera, koskelą. Bomba. Bomba. Tulska. Ne. Ne, tulska, forma tulska. Čia? Nu. Jo, čia taip, ta. Tu man čia baig, mano akis kaip pažinai. Tau net echoloto nereikia. Jo, avižos visos rankų darbo, galiu parodyti ir mažesnių avižų, kaip atrodo. Kitokių mes nenaudojam. Nors tas presuotas volframas jis nėra blogas, kaip savo žvejybai, tai tas presuotas... Aišku, kapteinas geras naudoti savo žvejybai. Presuotas turi ir pliusų, netgi prieš tą tekintą, nes presuoto nebūna tokios aštrios skylės. Nu, kai kurių tekintų, kad ir kiši kembriką praktiškai... Gerai kabliai lituoti, tai pasaka. Parodyt palidinės ekipuotę, tuo jausą. Paimsim dėžę, šio bei to yra. Nes jau sėdžiu aš čia trinutas dėžės, darbo nėra daug, dabar toks metų laikas, aš čia jau nerimstu su jom. Taip, avižos. Štai ši dėžutė. Keletas yra ukrainietiškų, o kitos yra tos visos auksinės minailenkos. To žmogaus jau gyvo nėra. Parvežtos senais laikais, paskui... Taip, čia yra visos avižos ukrainietiškos.
Surašyta dydžiai prie kiekvienos linijos, visos sudėtos, tvarkingai, gražiai, nuo 1,8 mm iki 3 balšai, 3 pasunkinta. Tada kas dar? Taip, čia yra pernai Mongolijoje gavom avižėlių tulos, keletas ukrainietiškų. Taip, ką dar mes čia turim? Turiu sargelį. Koska tokių nenaudoja. Ne. Aš naudojau Deivio, bet pernai kažkaip pasėmiau štus, kad savom žuklėm dar nebandžiau aš. Ar bandęs tu Koskai bus? Ne. Aš savom žuklėm pasidarau pats savo ten 5, žinai. O taip gaudau su Deivido. Sargeliai dėžutėj. Čia ir Kosko sargelių darytų, ir Deivio. Turiu Lino Žvaliausko sargelius. Tikrai neblogai padaryti. Labai siauri, maži laikikliai. Išties užsideda, kuo sargelis siauresnis, plonesnis, tuo mažiau jį blaško vėjas. Taip, plius lengvom avižom. Didžiausia problema sargelių yra rasti lengvom avižom. Nes pačiom lengviausiam avižom yra didžiausia. Tada, taip, čia klausia apie meškerytis. Štai, yra dėžė. Šita dėžė, nieks čia netvarkyta, nieks nedaryta. Čia yra nemažai, gal palei 50 balvaikų. Jis yra išimta iš Mongolijoje, kai buvo dėžė, tai sudėta ir parvežta, dar nieks netvarkyta. Bet jeigu Amerikoje neįvyks Lietuvoje turas, Amerikoje praktiškai viską turiu pasiruošęs. Valai Kolmiko streamą naudojam jau ne pirmi metai, pasaulio čempionate gaudom Kolmik streamų. Koska prieš tai gaudė Troftų. O daugiau, ką, meškerytė, svarbu gera meškerytė, kad būtų, kad nešaltų ir suktų, kad prie šalčio nestriktų būgnelį. Čia labai svarbu. Turiu čia vieną lentynoje tarp taurių meškerytę, tokio draugo dovana labai gero. Tai tą saugau. Vešimės mes ją į Ameriką su Koska, ne? Taip. Koska, o keptuvių ten gausim tam namokį, ne? Nu, blemba, tai aišku, taigi, krapijos pats žinai, taigi. Aš nežinau, jūs galės gaudė, aš negaudęs. Aš negaudęs, man kaip buvo čia kelintais metais pasaulio čempė caras kepė jas. Aha. Tai sakė, Neišvykus iš tos Amerikos dar. nes jis ten biškai buvo suviduriavęs nuo to amerikietiško maisto, tai teko kaip ir man kepti Mongolijos ešerius, tai jis ten kepė tas krapijas. Žvejybinės dėžės visa rinktinė naudojam Deivuko, Deivukas padaręs mums jis dovanų. Tai tikrai gera lengva dėžė, minusų kaip ir neturi. O daugiau mums telpa plius gerai į bagažą jos. Liūdnos prognozijos kol kas su ledu. Jo, Sauliau, čia liūdnos. Aš tokis gal šį kartą pasakysiu kaip savanaudis, bet aš visai neliūdžiu, kad jo dabar nėra, nes jei jisai dabar užsidėtų, sausio mėnesį įvyktų vienas kokis turas varžybų iki mūsų išvykos, kuriam turėčiau pervyniot pusę meškeryčių, o paskui po vieno turo atgal susukinėtai. O, kažkas su tavim man ledo žvejojo. Paskui Lietuvoj tuoj bus sunku rast, kas su tavim nežvejojo. Kažin, kaip žvėjoja, žinai, kaip būna žvėjoja. Ten mokslo nereikia, pily ir gerk. Labas vakaras, Linutė. Ne, Koska, tai tu kai nevairuoji, tai tau tas paprasčiau, o daug ką gal biškai pristabdo tas dalykas. O dabar važiuosim pas Dzūkišką upėtakį daryti atviro vandens sezono uždarimą, gal. Aha. Tai pasiėmėm, vairuotojas priklauso Valančiaus draugijai. Pats žinai, ką reiškia Valančiaus draugija? Nu, o 3 ne. Tai sakėm, nu, pats žinai. Supratau.
Aš jeigu nežinau, kaip pasisuks, nes turiu čia važiuoti į vieną tokį kaip į renginį, tai jeigu spėsiu grįžti, tai aš turbūt gal dalėkčiau, nors pasilabint pasis. Per kopėčias lypo. Lypam. Tik ne pro langą tikiuosi. Važiuoju tą vairuotoją, rašo Sauliukas. Sauliuk turi kažkam nesisekti. Ne, mes metėm tą, žinai, kuris vienas. O tai tu ir meti nevairuodamas? Tai jo ką daryti. Sako, jeigu ne mes įvažiuosi su dviračiu. Koska kapšonė būna šturmano, tai net mongolas pakraupęs buvo. Gau, išsilygino, tada nau ir niekur dėtis. Ką daryti, jeigu vairas po dešinę pusę? Čia kada žiūrėjau tuos filmukus, žinok, darbė pasileidęs, tai žiauru. Gerai tokia, labai gera emocija, gerai atsiminta išvyka šį. Tai matai, ir tas kelias neprailgo kada. Dabar čia va, ką tik turėjaugi susirinkimą. Prieš va čia jungiantis Rolfas, Modė, Leonas ten visi, tai dėl išvykos, tai nu, čia panašu, kad kelias ilgas bus. Matai, rašo, kad Koska maišo žodžius gau ir nau. Nemaišo, tik kai mašina priekį atsiranda, tada nau būna. Tik jau vėlu būna. Kiek skrydys į vieną galą? Ką? Kiek skrydys į vieną galą? Nu ką žinau, va tuoj paguglinsiu. Gal čia ką žino, žiūrinčių, kiek į Ameriką skrydys į vieną galą. Tikrai ne 5 valandos. Ne, tai jau skridau į Pietų Afriką tada. Tai užtruko ilgokai, dar į Mongoliją, tas persėdimas toks ilgesnis gavosi. Nu jo. Jo, kaip galas lenkia priekį, jo čia. Nu, jis rašo 12 valandų. Tai sakau, 10-12 valandų. Mūsų grupė kiek keliauna, tai panašu, kad vasario 1 dieną išskrendam 8 ir prie mūsų prisijungs dar 9 žmonės, kurie išskris iš Lietuvos 9 dieną. Tai gausi 17 žmonių. Tai prikviesti varažink ledo. Modė šiandieną įmetė postelį, kad jau ant ledo šeriuką pagavo, tai man net iki kulnų nuėjo nervas. Tai mūsų ten gaudo realiai treniruotėse dirbam 6, kurie su meškerytėm gaudom, varžybose gaudom 5, vienas atsarginis, o dėl mūsų, kad mums padėtų, žmonės aukojasi, tai gaunasi, kad dar bus 13 žmonių. Tai čia 9 dieną kas varo? 9 dieną varo tie, kurie mums skrenda padėti. Skrisim 2 ekipažais. Nes Amerika brangus kraštas. Jeigu vien tik tais, kur organizatoriai rekomenduoja tą viešbutį, tai kad ten gal 40 000 kaina to viešbučio gaunasi tokiai delegacijai. O, Tomas prisijungė. Sveikas, Tomuk. Tai vakos, kad skrisi jau tu vėliau pas mus, kažkiek suprantu. Aš? Aha. Tai negerai, nes aš suplanavęs atostogų. Tai ką, čia Rolfas taip sakė? Nu va, dabar va prieš šitą 6 turėjom susirinkimą visi mes. Nuotolinį tai. Tai karočią dar man reikės reikalų, o nu geras. Nu, nežinau, dabar buvo susirinkimas, kas ten kaip tai. Koska baigė, Koska negaudys, Koska važiuoja mum padėti.
Seno vilko patirtis. Jį tik pamato, kitos šalys jau pradeda slėptis. Tai. O ypač per uždarimą. Ne, Tomai, nebūsim oficialiai, mes viešbutį gyvensim mes ant kranto. Atvežtas iš Mongolijos jurtas. Jei ledas dalių būtų, tai Čiampa ruošiasi daryti, jeigu būtų galimybė sausį iki mūsų išvykos 2 turus padaryti, bet čia prognozijas kol kas. Tai va, Koska važiuos su mum, bet Koska Tomai tau atveš Modesas tą žurnalą, nesinervuok. Kubus pasistatot ir gyvenat, jo, kubus pasistatom. Ne, ačiū, visa laimė, kad mes dar Mongolijoje neįsivėlėm į tuos jurtų gyvenimus. Koska, tai dar tu įsivaizdu, negana, kad būtų tuo asilu visų arklių keptų šėrę, tai dar gyvent būtum negalėję normaliai. Ant žemės -2 ir dar ateina, kas netingi. Atsisėdi ir sėdi, žiūri, kaip tu gyveni. Tomai, mes tau vyrų žurnalą atvešim. Tai, jei būtum jurtose, tai gal būtum visi atkritę. Nežinau ten. Ir taip kritomo. Jurtose buvo baisu ten kažkas. Baisu ten, būtų, peiktų. Tomukas juokėsi. Tomai, čia taip pat baisu, kaip tu keli nuotraukas nuo ledo, kaip žuvauni. Tai. Kiek jau savaičių gaudai tu mazas, Jau 2 savaitės ten ledą grėžė. Nu taip, nu. Jau jo 2 turai pas juos įvyko varžybų. Nu. Tai kur jie tau nepagau žuvies, kaip gaudo daugiau nei pusę metų ant ledo? Mes kas 3 žiemą tik turim odain varžybose, ne paskutiniai, o čia kas 3 dieną žuv. Taip. Nuo lapkričio 31 rašo, kad vėlai. Kokius grąžtus naudojam? Mongolijoje tai naudojom tuos, kuriuos davė. Aš, kai Lietuvos čempė, tai nuo 20 su ta pačia mora grėždinėjo. Vieną kartą peilį. Koska prigrėžė, kečių užtenka. Tai aišku. Nes Lietuvos čempionate nebūna tokių draugyšių, jos biškai kitokios būna. Nors palauk, pernai tai mes ten labai gražiai gaudėm. Ir tam pasidalinom tom tavo. Pusę sektoriaus aš sugrėžiau, pusę sektoriaus jūs sugrėžėt. Tai palauk čia apie temperatūrą. Nusimato Amerikoje kokia temperatūra, nežinau. Aš kaip pernai tiek ledo pagrėžiau, tai mano pirmas klausimas buvo, koks prognozuojamas ledo storis. Daugiau neklausiau nei temperatūrų nieko. Dabar atšilimas žiūrėjau tenais biškį. Jo, turiu, Tomas, turiu www.anglera.lt, bet ten ne viskas yra, jei kažko reikia iš prekių, rašykit man asmeniškai, parekomenduosiu, gal padarysiu kokią apžvalgėlę, čia kelis kartus buvo, kad žmogus prašė ir susitarsim net ir kainą. Ledas nusimato gerai, šį kartą nestoras, prognozuoja, kad 40-50 cm, tai man jau lengviau pasidarė, kai storiai pasakė. Porą apsukimų ir skylė. Nu kaip porą. Jei reiks kokį 30 mekečių, tai tas porą biškai kitą prasme įgaus ant 50 cm. Gerai, kad nors visi rankenas dabar dasieks. Tai va, klaskelą. Koska upėtakius smaugia, aš Mariuose su laivu kas 2 dieną plaukioju. Laukiam visi ledą. Ai, darysiu tokį dabar nuvažiavęs, tokį trumpą, nu kaip gausis video. Ten biški tokių pastebėjimų, biški patarimų, nes ten daug klausimų gavau po paskutinto video, žinai. Tai sakau, prie to pačio keletą niuansėlių. Nes tada, kai buvom 17 žuvų žvėjoje,
o mes keturiesi tik pagaunam. Rašo, į sporto salę turės tvaryti. Jau varau aš jau. Po pernai grėžimų, tai nuo rugsėjo pabaigos aš jau į salę varau. Kitais metais Švedijoje pasaulio čempionatas, ne Koska? Jo, kitais metais. Lentelė, jo, žiūrėjau lentelę Švediją. Panašu, kad Švedijoje gali būti įdomus pasaulio čempas. O kas ten per žuvis? Klampačiai? Pernai švedai tie, kur per uždarimą kalbėjo, tai kažką minėjo, kad kažkokia įlanka jūros, meknės, ešeriai, stambi žuvis ir daug, nes jie ten gyrėsi, kad gal pavyks padaryti didesnius svorius nei Mongolijos. Tai čia, čia pats... Nu, jeigu meknė po 2 kg, tai tai. Nu, tai jo 10 pagavai. Ir rekordas? Ne, šiandien negaudžiau, Andriau, šiandien Kaune buvau pas klientus. O, ir Tomas rašo, kad bus ten žuvies, jis gal daugiau žino. Šiaip čempas, kur yra žuvies, tai būna įdomus. Tikrai įdomus. Geras laikas į pavasarinis laikotarpis, tai turi būti. Taip, bet kaip jūros, pavyzdžiui, įlanka, tai labai reaguos į srovės į vandenio pasikeitimą žuvis. Ta žuvis kitaip elgsis, aš manau. Labai skirsis dienom, bent jau aš taip manau. Ir vat, kažin, kokį raktelį turės švedai. Mongolai turi raktelį dėl spalvoto vyžų, galvoju, čia bus žiauriai, bet... Kaip tada per tą treniruotę, kaip tikrinau tą tavo sektorių, kur sakiau, kad tikrai tu ten pagausi ir tu sugaudai. Tai kaip tyčiosi tie 2 mongolai iš manęs, tai aš einu, načiu. Jei ne Rolfas Raminės, aš jiems būčiau parodęs, kad mes biškai kitaip gaudom, nei jiems atrodo. Bet jie paskui pamatė. Tu parodai. Jeigu jau į antrą varžybų pusę atbėgo mongolas prie manęs, tai Mariukas sako, kažkas ne taip. Jo, aš mačiau. O, Tomas, matai, rašo, karšiai, plakių daug, kuoja didelė. Smagus gaudimas turi būti. Mums tinka tokio žuvis. Tai aišku. Tikrai tinka. Jau ten šert leis. Ten šertliais ir žuvis reaguos. O čia sakė, duos dėžutę su keliais kirminais ir ramuos. Tai bus įdomu. Išgyvenam Ameriką, atsilaikom, o Švedijoje bus viskas gerai. O, Vilmantas, mane paimkit, parodysiu, kaip gaudyti. O, turėsi progų, vyksta Lietuvos čempionatas, atvažiuok. Jei parodysi čia, kaip gaudyti, tai tada paims ir ten. Tomas, ant kiek žinių turi, tu pasižiūrėk. Ten bus labai Jisai vieną koją į priekį, jis viską į priekį žiūri. Tai gerai, kad jo ta koja ten veikia tik nuo žurnalų. Labas vakaras. Amerikos nebijom. Nuvažiuosim, atiduosim visas jėgas, plus gyvensim ant kranto, tai Koska mane jau žino, kad nuo ledo tikrai bus gan sudėtinga nukelt. Nuo šviesos iki sutemos. Kaip turėsiu sąlygas, kad galėsiu gaudyti ant kranto gyvenant, tai aš tikrai daugiau pagaudysiu. Tai Amerikoje neveiks jaukai, jau veiks taktika, daugiau turbūt pasaulio čempionate, tai mes taktiką, manau, kad per tą laiką, kiek ten gyvensim, atidirbsim. Važiuoja Koska, važiuoja. Kaip mes be Koskos? Koska važiuoja su mums. Koska bus vienas iš trenerių mūsų, delegacijos narys. Bent jau kol kas mes taip galvojam. Jai labai gerai kips. Tai kips. O daugiau, Koska sekantis tavo video bus, ko lauk žmonėm. Taigi sakau, važiuoju šeštadienį daryti upėtakį Spalyje, bet video su tokiais niuansėliais, patarimais, nes 2 žvejybos iš eilės, sakau, 20 žvejoja, mes 3-4 tik gaudom, tai kažką žmonės daro, ne taip? Kažką daro. Tai po tos transliacijos turėtų, po jūsų parodymo laidos, tai turėtų būti kitaip. Turėtų kitaip ir pradėti biški po kelių savaičių Vitalijų, to nebus.
Jis buvo tik Lietuvoje su mum, prieš tai buvo su kita rinktinė, kur aš dar nevažiavau. O čia mes biški gal jau susitvarkom ir be jo. Kokia nuomonė apie avižadrebio populiarumą? Avižadrebis šiaip labai įdomi tema, labai jautri tema, mano manymu labai plati tema ir dar lietuvių nelabai suprantama. Nes ten žiūrėt, kad jie ieško visi, kotų griežtų, mažiem svoria mėtyti, visai kitoks judesys, visi gaudo su pintais, tikrai ne visas galimybės išnaudoja. Aš manau, jeigu būtų kotas liaunas, monovalas būtų uždėtas, tikrai daugiau šansų pagauti, labai daug daugiau šansų pagauti baltą žuvis. Nes jie su tais griežtais kotais, tas išpurtimas yra daugiau plėšia į žuvį. Sauliukį, upėtakį šeštadienį, jei turi laisvo laiko, Koska žada ten būt, pasimk vaiką, važiuok, Koska tikrai bendraunantis, tikrai patars, padės tam vaikui tą žuvį pagauti. Jisgi Koska. Jis tikrai neatsakys. Be problemų. Nu va. Duosiu dar kibiausią blizgutį. Kosko, kaip nuvažiuoji, tai ten tokį su kibiru vis būna, ne? Atsisėdęs ir gaudo, jisai ten vipinis vadinasi. Ai, vipinis? Jis ir eršketus gaudo, ir visą, kas juda gaudo. Nu, Ryčka, su Subaru. Jo, Richardas. Buvo biškiai čia užlūžęs kurį laiką. Nes 3 žvejybos iš eilės vienoj vietoj atvažiuoja, atsisėda ir gaudo. Flagmano naujienų jo nusimato, ateinančiam sezonui bus nemaža tašių gama, kotų jau dabar keletą turiu naujų, tokių kaip Armadeilo. Rytoj galbūt net nuvažiuosiu, padarysiu kelis metimus, nes kalba, kad jis labai gerai meta, įkelsiu video. Naujienų bus, jau nauji katalogai internete yra flagmanos visom. Tai va domisi, va to atnešiu, parosiu, kokias blizgutės man atsiuntė Fišonas. Gal jau bus ir Alytui tokių. Nu, davai. Va, Koska grįžtai, papasako, šiaip tai yra pas mane Facebook'e, kas dar neturit manęs drauguose, tai Artūras Kvirba. Yra pas mane Facebook'e filmukas, kaip iš 12,5 metro gylio ištraukiu kuoją. Ten puikiai matyti, kiek mes dirbom, kokia mūsų technika ir per kiek laiko eina ištraukti. Tai iš 12,5 metro kuojos traukimas, aš jei neklystu, tai kažkas gavosi apie 6 sekundės. Tai. Atsinešiau parodyti, ko reikia ir ką aš vešiu šeštadienį. Nu? Tai pagrindė blizgutės firma Dona. Aha, tai čia firma, tai spalva. Ir svoris 2,5-3 gramo. Tos 3 yra ir namiausios, kaip aš gaudžiu 2 žvejybas paskutintas. Jos reikia, ne? Provokuojančios. Jo, ir tik su jom reikia su pravedimu pažaisti. Antrą dienos pusę, kada jau apdaužai, kada jos jau neima. 2 pusės, viena pusė geltona, kita pusė juoda su šonais tokiais amatai ryškiais. Koska, aš dabar darysiu užsakymą, aš užsakysiu 2 blizgės tau dovanų vardinės. Dabar Azūra turi tas nedidelės blizgutės, jos ten gan prabangios, tai nevežu į priekybą, bet yra įspūdingi modeliai. Padarytos, aš nežinau, gal ten rankom, kad tokia kaina, bet ten dėžutė, blizgutė, kuri dėžutėje turėtų būti. Tai aš po... Tai gerai, dar papildomai, nes žuvis didelė, lanksto kablius, tai papildomai
kabliukų atsarginių, Mačiau, kad turėjai problemą, gerai, kad žmonės davė. nes ten karočią patikėk. Tomas kabliukus į kam tau, Tomai, kiek atsimenu apie 6 numerio tu kažką kalbėjai. Būna vidurinėse sluoksniuose, kada pradeda kipti, žinai, kada biški. Tai mukai bananiukai. Šitai jau matyti. Matyti, ne? Ir dar nauja tema man bus. Tu parodyk dabar žmonėm, einu aš Tomui kabliukų atsinešiu tų iš jam paaiškinti. Gerai. Aišku, mukai krankiukai, dipiniai, giliai nerintis. Ir cikadėlių keletą iš mukai. Tai aišku, tokios provokuojančios spalvos morka. Žalsvas spalva tokia arbūziko. Ir tokios cikadėlės halva, kaip aš sakau. Tai va. Tai nesu didžiulis ekspertas, bet paskutintos 3 žuklės pasakė, kad būtent to reikia. O kas atvažiuos šeštadienį, tai ateikit, pabendrausim. Dar turiu keletą spalvelių. Čia va, Modesto vitaminas. Šaltam vandeniui. Tai va tokios tokelės dėl masaliukų. O įsigyt galite, kas norite, tai internetinį parduotuvį Fishon.lt be problemėlių. Ir kabliukų, ir blizgučių, ir vobleriukų. Pasirinkimas ir spalvų, ir dydžių, ir gramatūrų pakankamai didelis. Nukišau visą dėžę kažkur kabliukų. Nerandi? Rasiu kitą kartą, šitie kabliukai, žinai, nedega, bet. Bus dar kalba apie kokį spiningėlį pasirinkti, kokį valą naudoti, kaip florika, visus niuansėlius. O be reklamos bus dar kažkas ar ne? Bus dar kaip 5 pagausiu, jeigu pagausiu. Jeigu užteks laiko. Nes aš suprantu, kad to bet ko gali pagauti, bet... Ai, vieną kartą gaudžiau ant durų rankinos. Tai pagavai tik 4 iš tų 5, ne? Tik tai. Ant žieminio spiningėlio. Koska, tu negaudai taip, kaip ir aš su žieminiais spiningėliais. Ne, aš čia pabandžiau, bet kažkaip tai. Aš marmiškininkas. Mūsų geriau klausta apie avižėlis. Aš turiu ir padovanotą man ir tų blizgučių, viską vertinu tokius dalykus. Ir čia va vieno draugo va padaryta meškerievo stovi. Čia ir blizgutį gal tiktų ir tai. Bet čia dovana, tegul stovi. Gal kažkada prireiks. Koska va atvažiuos gal kada pat gaudyt su dalgė giliai. Nu, prie progos, jeigu ledas sušals, aišku. Ledas sušalo, tai mes neturim kada žvejoti. Va. Pernai savo žvybai buvau gal kokius tik tai 4-5 kartus išvažiavęs. Varžybos... Galvoju, aš daugiau, aš irgi ką, porą žvejybų varžybos ir išvažiavau į Mongoliją. Nu taip, nu. Tai aš dar biškį daugiau sau leidau gal. Gerai, Tomai, tegul nebūna jo čia. Varysim su spiningais, su feederiais. Ne, juokaujant, reikia ledo. Va, matai, tas va vyrukas tau rašo, kur jo va dalgę rodžiau, tai parašė, kad padarys tau meškerukį. Man? Dalgę padarys tau. Oi, ačiū. Koska turi ten ir tų su tais, blemba. Lančiakai. Turi lančiakų. Ai, tiesa, su kazakstaniečiu susirašinėjau na vakarą. Tai jie turi tokius, matai, stovelius, insistato balaiką
Ir ten jie naudoja būtent tokias, kaip pas mane balaikos insistato, kaip plančiakus ir kaip perdinėja į kitą eketę, tai gerai susisukt valų jos būna. Greičiau, nereikia... Ai, tai jie palauk, jau ir pernai turėjo, atsivežę į Mongoliją. Jo, jie turėjo, tai aš jau susirašiau, tai Amerikoje atveš man porą tų stovelių. Kaip pagal gramuotę sužinoti, kokio dydžio kivoko reikia. Mes pas mus, nežinau, kiti gal labai pedantai, kaip ir aš, atrodo tvarkingai sudėta tie sargeliai, bet realiai čia tvarkingai kitų akim. Nu čia vienam skyriui įvairių įimu sargelį kabinu ir ieškau, kur man tinka. Sargeliai pas mane visai kitaip, čia kiekvieno asmeninis reikalas buvo, pradėjau gaudyti, sargeliai buvo vos netiesus, buvo užėjus mada kažkokiais galvoj. Buvo užėjus mada, kad sargelis visiškai nulinkęs, vos nestatmenai žemyn, paskui vėl keičiasi čia pagal save. Aš metode gaudau su visos pas mane meškės yra flagmano. Visos, absoliučiai dabar, kas yra iš dugninių meškerių. Tai yra flagmano, yra Karpro rondelį turiu, bet irgi ten yra flagmano padalinys. Nežinau, turiu dariuko perdarytų meškerių, kur, kai pradėjau dėti tultegras visokias, tai ten jos neturi palinkimo kampo, kaip karpinė ritė, tai šitas dalykas tokis gaunasi, kad žiedą reikia tolinti, didinti ir... Jo, nemažai turėti. Sargų tai reikia turėti begalę ir rimtai. Sargai yra ganėtinai vienkartinis daiktas. Jis laužia, jeigu meškerytę mėtai, gan dažnai būna tokių dalykų. Valą naudoja mono, Lietuvos čempionate, bent jau aš, tai pas mane 90% meškerių yra 0,06 valas susuktas. Nenaudoju ten to 5, nenaudoju 7 praktiškai. O čempionate jau pagal sąlygas, pernai ir su 12 per treniruotę pagaudėm. Šiandien atsakinėjom į klausimus, bendraunam su Koska, atvira tema. Jei kas turit kokių klausimų, galit klausti, galiu parodyti gal kažkokius pavyzdžius, kadangi iš darbo, tai įrango žuklės čia yra nemažai. Nežinau, klauskite ir atsakysim. Ko nežinosiu, Koska gal žinos. Dar turiu Koskelą vieną blizgę. Irgi vienetinė, nežinau, kaip tau dabar čia priartyti, ar išeis už šitą kamerą, neišeis kažkaip. Taip, apsukam. Tuoj, ką aš čia darau. Sunku būti tokiam hakeriu. Taip, o dabar eina artint ar ne. O ten ant kraščiuko, nežinau, ar tu matai dabar. Ukrainka. Čia žinai kokia, kai prasidėjo karas, tai man ukrainiečiai dovanų atsiuntė. Jinai yra SV daryta vienetinė tokia, pačiai pradžiai, kaip darė, tai 2 blizgutės atsiuntė. O aš, kai teisėjavau karočią pasaulio čempę per Traut, kaip tik išpuolė man ukrainietį prižiūrėti. Tai dovanėlė. Jo, čia iš tų pačių bus. Ir aš karočią ant jos pagavau 3 upėtakius. Saugo, ko negaudyti tokiam. Palauk, čia biškį. Pabandžiau kibi ir į dėžutę. Taip. Koska pavyzdžia... Ai, tai va, kokie jūsų abiejų didžiausi karpiai ir lydekos? Nu, Koska, karpiai ir lydekos. Lydeka, dar laimėjau pas Korsaką mėnesinės žuvies, nu ten kai būdavo tos. Mėnesio žuvies. Mėnesio žuvies, 16 800 lydeka. Žiaurus. Pas mane didelių nėra, 10 tikrai nesiekia, manau. Aš retai kada sveriu. Apie karpius, tai pavyzdžiui, kai pas mane, tai galiu pasakyti, nes varžybos teisėjai pasveria, o taip tai... Ai, sakau, bus kokia petakas, tai pasveria būna ir 9.
Ir karpis pas save kaime 16 kg. Nu, aš karpį biškį didesnį pagavęs, Koska pagavęs 19,5. Tai tu Oi, daug jeigu laiko reiktų, praleidi. bet čia tie karpiai, aš jį pagavęs esu tvenkinį, tai aš tų, kur tvenkinį žuvis pagaunu, tai aš nelabai jas skaitau, kad, nu, jos yra rekordinės. Paskui su aviža dažnai gaudai žuvį baltą, Koska. Su aviža? Taip. Ta prasme, su spiningėliu? Ne, su aviža žiemą turbūt čia bus nuo ledo. Tai aišku, tai pagrindas. O, Tomas klausė, norėtut, kad grįžtų baltarusų ir rusų rinktinės dėl konkurencijos būtų jums geriau. Tomai, mano manimu, tai mums būtų geriausia, kad susirinktų virš 16 šalių. Nes dabar mes rezultatus rodom, laiką leidžiam, dirbam sunkiai dėl tų rezultatų, o iš valstybės, nežinau, jūs ten Norvegijoje gal kažką gaunat, o mes gaunam nieko realiai. Mes gaunam iš paprastų žmonių ir iš kitų rinktinių, kurios pasidalina su mum. Gal dėžių turit, kaip pasaulio čempę turėjot? Gamina Deivis tas dėžės ar ne? Jo. Tai bus dėžių. Deividas Račkauskas parašykit dėl dėžių. Inkiliukas LT. Koskar pasikeitė gyvenimas po svadbos. Čia burėkų mažiau valgo, aš manau dabar. Kas gali pasikeisti 25 metus kartu ir dabar jau 2 metai kaip vedinu, tai ką? Iš flagmano katalogo jo, galiu bandyti gauti viską, taip galiu pasakyti. Negaliu prižadėti nieko, nes būna, kad ukrainiečiai pasako, kad bus po mėnesio, o tas mėnesis kartais pusę metų tęsiasi. Tai. Ko nepalaikai prekybos? Nežinau, čia šito nelabai suprantu klausimo. Lydekų siaubas Koska. Kokį patartumėt spinningą, kad tiktų ešerių lydekų žvejybai ilgis? Čia priklauso nuo sąlygų. Sąlygos įvairios nuo kranto iš valties, o kad tiktų tas pats kotas, tiek lydekai, tiek ešeriai, nemanau, kad toks bus. Geriau pigesni, bet 2 atskiriniau, kad vienas viskam. Galit pasidalinti, kur žvejojat ar ne? Suprantu, kad slapta. Oi, nieko slapta. Šeštadienį dzūkiškam upėtakį Koska, aš penktadienį Kauno mariose su valtim. Tada turbūt pirmadienį vėl aš Kauno mariose, kai Koska bus darbe. Tada panašu, kad kitą trečiadienį vėl Kauno mariose. Aš nuo penktadienio iki sausio 2 atostogauju. Labas. Patart, ar galite išduoti poliniai žūkliai receptą? Jo, poliniai žūkliai receptas jaukų. Truputį palaukiam atvėsimo. Turiu flagmano dabar Gamoje, kur klausė, ko aš norėčiau, kad pagamintų. Tai turiu 2 serijas, kurios žiemą dirbs tikrai labai puikiai. Žiauriai mėgstu žvejoti, fainas, palaikom. Ta lydeką pagavau buvo, kur ir užaugau prie to tvenkinio. Kėdainių rajonas, Juodkiškių tvenkinys. Meškerių neišsirenka žmogus. Rašyk man asmeniškai ir tikrai padėsiu išsirinkti, ko reikia. Ar palinkėjot sėkmės modį į Norgę švarės? Ne, mes jam nelinkėjom, užblokavom ir viskas. Per atostogas nežvejosiu, ilsėsius, gulėsiu lovai. Mano parduotuvė jo tik Alytuje, arba galit rašyti, ko reikia, rekomenduosiu, parodysiu, galbūt nukreipsiu pas kitus, nes tikrai bendraunu ir su žvejybos reikmenys ir kalurės. Tai aš tikrai, man geriau yra, jeigu klientas nori parduoti kažkokį kokybiškesnį daiktą, neįkišti bet ką ir kad jis negrįžtų. Tai, aš tikrai patarsiu, ką kur paieškoti ir kokį pliusai, kokį minusai. Neryta esam pravotkės lauks. Ar ima ten jūsų tą pravotkė?
Pagauna, bet jau į pabaigą, jau žiemos režimas, tai žinai, tie vietiniai mūsų pagrindiniai Pas tie mus jau. tai neina. Aš gimęs ir augęs Kėdainiuose, o jau 27 metai Jonavoj. Tai jau tokis jau prirašymas buvo Jonavoje ar ne? Buvo. Buvo. Tai jau toks jau jo, jau viskas. Jau Kėdainiai jau pamiršta turėtų būti. Ai, tai tu pirmąjį žvejosi, kiek supratau, ne? Susitiksi Mariose ar kur ant kranto? Dar dėliojus, ką čia nuveikti. Pasižiūrėjau orus, 3 dienas lietus. Tai. Man žinok, kuo blogesnis oras, tai tuo dažniau aš žvejoju. Dar sekmanį nuvažiuoju į Marias, tu primes. Nuvažiuoju sekmanį į Marias, kokie 100 laivų Mariuose. Nėra kur mašinos pastatyti, sunku įsileisti ir taip toliau. Kruonio? Ką? Jo, Kruonį. Man ten patogiausiai nuvažiuoti su priekaba, nes valtis gan sunki. Tai, pavyzdžiui, Piliuonoje tai gan toli turi nuvažinėti ir išplaukimas labai seklus, o Kruonį ten viskas super. Kokie 100 valčių, išlakščiau, pagavau porą starkučių, kelias lydekas, pradėjau lydekas dabar gaudyti. Nežinau, man taip užėjo. Šiaip starkių pagaunu, starkių gražių pagaunu. Jie neįmami dėl to, kad per dideli realiai. Tai... Į viršų kyli? Ką? Į viršų varai ar į Marias? Aš į viršų varau. Į Marias, jeigu varai be laivo, tai rezultatai labai sunkus tampa. O jeigu kyli kur srovė, tai ten gauni daugiau kibimų ir su laivais pranašumo neturi. Vienoje vietoje radau šamus susibūrusius. Žiaurukas, o ne koloto. Aš buvau nematęs tokių vaizdų, kas ten darosi. Mačiau, kaip su laivu su trišakiu drožė sekmadienį. Ar tu įsivaizduoji žmonės? Dar yra tokių? Tai jo, yra pasirodo, ar aš netikėjau. Aš gaudau įvairiai, čia kada išvažiavau 9 gal iš namų su laivu, sakiau, pabūsiu iki vakaro. Tai žmona skambino, sako, kada tu namo grįžti, tai buvo gal 4, jau prietema. Skauva jau tu ant krantą aplauksiu, tai pirmą grįžu. Biškai nešnekėjo, bet kur dings ir jau čia. Turiu ir avižadrebį, ko tu rašyk, tu man geriau asmeniškai. Aš šiandien neatrašysiu, rytoj darbė būdamas tikrai visiems atrašysiu. Klausimas Kostui, ar žino, kur randasi krioklys ir įdomi vieta. Čia jau jie tikrai supranta, gal tarpusavį, nes aš tai nežinau, apie ką jie čia. Kriuklys. Jeigu yra krioklys, vadinasi, yra užtvanka, vadinasi, yra draudimas 100 metrų. Žiauriai tos upės, kaip uždaro pas mus, tai žinai, irgi. Kaip tai ta lašiša to neverta, kad taip uždarinėtų, aš galvoju. Žiauriai, tokias vietas, žinai, čia absurdas. Ne, tai kur tas žmogus su dugninė su 012 pavadžiu sėdi upėje, baudas rašo. Labas, Mariu. Baudas rašo, kad jisai, pažeidžia įstatymą, kad vos ne lašišą gaudo. Čia nesąmonė. Nesąmonė iš visų pusių. Ir, pavyzdžiui, Vilniuje parduotuvės, tai sezonas prasideda lašišų ir tu pasižiūrėk, kas ten darosi. Prekyba visiškai sustoja dėl to, kad dėl kažkokios vienos rūšies žuvų uždaryta viskas. Ką esat įdomiausio pagavę per visus savo žvejybos metus? Galiu papasakoti vieną įdomumą. Gaudau per šėkiai suplūdę šapalus, plūdė nerė kertu, sakau, karpis, lekia, nesuprantu, kas vyksta. Traukiu link kranto, pradeda atsileisdinėti. Sakau, kas čia per velnę, žiūriu, pacas į krantą lipa, o aš jį su balankė užkirtęs, tai neblogas laimikis buvo. Aš ančiuką pagavau. Gaudžiau ant bulkutės, karosą. Palikau meškerį, nuėjau į šoną, žiūriu, kažkas ten man niurkt ir mano meškerė važiuoja. Antukas panėrė, batoniuką nuo dugno atsapt. Kylam, ne? Ir kylam. Aukštaikiai peršiai nekimba,
karšių yra, plaukiau su echolotu Nemune, norėjau patikrinti lydekų, lydekų nėra, nes visai žuvies nėra. Karšiai prasideda nuo Šmintos vangų ir žemyn. Labai daug žuvies yra prie Kadagių slėnio, bet ten nei atvažiuosi, nei ateisi, bet ten žuvies tai kosmosas dabar kas stovi. Niekur echolotus taip net panašiai neparodo kaip ten. Tai va. Geras. Jo, prie bažnyčios ten visi stovi nery. Tai ten pas jūs nuo to tilto ten galima gaudyti žemyn, ne? Jo. Nuo to, kur ten... Tai jeigu užšąla ledas tenais žemiau, tai nuo ledo dar gaudo. Nuo ledo aš atsimenu, kai Vilniui matydavau, kas vyksta, tai žiauru. Gal pas jūs biškį kitaip. Tas pats, kaip pingvinų. Nu jo. Sauliuk ar didelius gaudo karščius? Nu ką, tik išgeriam gal ko nors. O ponas Jonavos siaubas Koska, aš ne ponas, tik gražiai apsirengęs. Nesiaubas, tik šiaip baisus. O siaubas... Ne, neturiu jokių kitokių išskyrus flagmaną ar pro ir azūrą meškeris. Prestono... To net nelaikė. Šiaip Prestono esu šiemet mėtęs. Iš draugo buvau paėmęs, nežinau, ten distance ar koks ten velnės. Nėra jis brangus, bet šiaip šėryklą metė neblogai kintuosi. 110 plus tikrai galiu su tokiu kotu numest. Ant vėgėlių aš parekomenduoti negaliu, nes nebuvau. Ta žvejyba tokia ne man. Rekomenduot, kad pasikonsultuot su Vitalijum dėl vėgėlių nenoriu, nes 17 žvejyba vienas ten šlipsas. Tai nežinau. Ale kiek Vitalka kantrybės turi? Reikia Vitalikos klaust, kur gaudė ir ten nevaryt. Tai būtų nemažas ruožas išmestas ir Vitalka, tai aš sakau, atsikeli ryte, pasižiūro filmą, niekada nepasiduok ir varo žuvaut. Kiekvieną mielą vakarą. Tai kaip namie turi būti prisidirbęs, kad tokio oro vytų. Aš neįsivaizduoju. Svolačius. Palaikyti reikės. Apie Vitaliką visada gerai. Išvytas iš namų. Jis kaip bumerangas į vakarę išvėjęs vėl namie. Nes Vitaliko viskas gerai, fainai, žmogus tiek. Jis realiai, aš tikrai garantuoju, jis nevažiuotų, negaudytų tų žuvų, taip nieko. Jis važiuoja dėl žiūrovų. Juokės ir pats Vitalikas. Jo, geras oras, tik apranga bloga būna. Jo, apie aprangą gerą, tai šiai dienai aš neįsivaizduoju, kuri apranga gera. Nu, mano kostiumas dar laiko kol kas ir lietų viską, bet šiaip paėmus geros aprangos aš neįsivaizduoju, ką pirkt, kad būtų tikrai gera apranga. Tomai, o pas jūs galima tuos visus avižadrebio masalus naudota ešerių varžybose? Gerų masalų turiu aš tau. Guminių botų neturiu 49 dydžio, bet šiandien buvau pas draugų žvejybos žmonėse, tai manau, kad pas jūs tikrai yra ten botų didelis pasirinkimas. Jo, aš gaudau su Simsu gaudau jau nemažai palyginus. Buvo jau nuo mano klupėjimo ledo su ankeliais gaudymo pradėję leisti vandenį, bet išskalbiau su priemonėm ir vėl jisai atsigavo. Aleskan kostiumai ir geri.
žiūrint, kaip kam tas kostiumas, kokie prioritetai. Jeigu norint lengvo, kokybiško kostiumo, aš nemanau, kad ten pigų kostiumą gali nupirkti tokį. Kad ir ką ten berašyti. Taip. Sims aprangą, aišku. Aš asmeniškai pirkau iš Darius Urnikis Klaipėdoj. Aš pirkau iš jo. Nu kaip pirkau? Žmona kalėdom padovanojo. Bet čia, su mano iniciatyva. Dabar lyginai echoloto naujo trokšta, nes aš laivo, tai nežinau. Gali būti, kad Vitalikas Tuina Pardiką baigti turės. Tas Aleskan žieminis, tai įdomu, tas nėra pigus, tai, sakykime, Simso dabar kaina apie 900 to, kur aš naudoju. O tas Norfinas, kur mums davė į pasaulio čempionatą tada, kažkas gal apie 500, ne Koska, kur dar tu gaudai. Jo. Tai jis gerai man būna rudenį, pavasarį, bet žiemą yra gal biški geresnė. Jo, aš kalbėjau su Nikvaks, ten 2 gal priemonės, jei gerai nemaišau. Tai su viena jis kalbė, paskui su kita praskalauni ir tikrai atgaivino kostiumą pilnai, nes buvo pradėję per alkūnės, per kelienius ten leisti. Ir tas dalykas pas kitus jis taip neišlenda, kaip pas mus, nes mes gaudom su antkeliais ir biški judesiai kitokie, tai tikrai įsinešioja. Estijoje, Tomai, ten apie tą kostiumą ir Estiją aš nekalbėsiu. Aš taip gyvenime nebuvau sušalęs. Tas kostiumas pradėjo vieną dieną traukti šaltį, nustojo net lankstytis, tai Koska tai iš vis pabėgo. Koska, kiek dar kartų per gyvenimą esi nebaigęs treniruotės ir pabėgęs šiltis? Karočią, Kazakstane ir Estijoje. Sako, nesakyk, kainų žmonos klauso. Jos tą patį, žinok, įtariu, kad kalba su draugiam. Tai. Tegul jos klauso. Nuteiksiu, dar pagražinsiu, kad kostiumai po 2000, tai tas už 1000 pigesnis atrodys. Tai va, tai žmonos klauso, tai gal ir mano yra prisijungus, tai man toks vaizdas, kad šį metinai apie laivo ekolotą svajoja. Tai jei sausio mėnesis bus, kaip sako, sausas ir po ekle rasim laivo ekolotą, tai gal atleis kažkaip. Paskui negaišti kitaip, kartu su žmona žvejoja, kartu laivus daro, jie ten bendrauna, superinė tokia šeima. Jam slėpti nereikia turbūt, kiek mokėjo, ne taip, kai kiti sako, ar gali uždėti, kad čia 2 eurus kainuoja. Pas Koska irgi pripratus turėtų būti. Oje. Kur gali dėtis, kaip kitaip bus, ne? Ten sakyt, kad pirkau gerą mešę ir mokėjau 30 eurų. Jos irgi tokios durnos, nebūkit naivuoliai. Su šiuolaikiniam technologijom pagooglina ir viskas aišku. Jo. Čia tas pats, kaip jos kvepalus perka po 20 eurų, tai mes meškerės po 30. Ten, kur pasakai 30, visą laiką reikia pridėti dar 1 nulį. Čia, kaip mano draugas slėpėsi, vienas nuo žmonos tipo nerūko. Nerūko, skaunus durnas, pas mane mašinoje pravažiuoju, neįmanoma, ta mašina visas mirda, žinai. Tai vieną dieną, jinai sako, žinai, šitiek laiko, gal ten porą metų tyčiojais jau apsimečiau, kad nematau, bet kai kambarį nėjo cigaretę už ausies užsikišęs, sako, šį kartą tau negaliu tylėti. Gal nepastebės už ausies. Jau jis užsimiršęs įdėjo iš vis naglai. Istorijų žvejybos gerų būna, ne Koska? Jo. Nuotaika visiems sukyla tokiais momentais. Ai, gerai. Geras čia visai vakaras tokius gavosi. Nežinau, gal viskas. Gal baigsim Koskelą, važiuoju namo irgi pašeimį. Klausia 7 sluoksnis. Nu? Aš užsėti žvejybą gyvenimą nesu užsidėjęs kažką tai iš kariško drabužio. Rimtai?
Net aš užsidėjęs, nors ne kareivis. Aš jos per tiek metų atsinešiojęs tas uniformas, kad esi jas grįžęs į kampą ir žiūrėti negaliu. Dar į žvejybą dėsius. Būtų geras laivas, ar girdi kareiviai jau vaikšto su visokiais norfinais, o mes su kareiviškom ledu. Nušautų mane prie upės su durų rankina kas nors. Žinok, toli neieškotų už rinktinės, tik pas tave ir Deivį. Da gal ir Deivio neįdintų pasiten kitai. Oi, neblogai čia pastumėm šiandien. Sako, ko stumi, tai negi trauksiu. O rytį vėl prasidės kasdienybė. Ai, ne, rytoj, spėkit, kokį svečią aš rytoj turėsiu. Mindaugo Leoną. Ryt pas save darbe turėsiu svečių. Mindaugo Leoną. Durnas, tas laiko jam gaila. Jam kaip ir visko jam laiko gaila. Jis neužsuka čia. Bet visi stovėtų prie Neries ramiai. Va, vienas iš karto taikliai iššaudo. Pataikė kaip pirštų į akį. Stovėtų ramiai ir atiduotų pagarbą. Ai, nagul. Pirmais, antraisiais įskaičiuot, sako. O kaip insektorių eisim, tai rėktą juda dengiu. Kažkas čia paminėjo Bilbą. Bilba iš... Bilba aš nežinau, už tokio žmogaus nesu matęs. Aš kaip Šiauliuose pirmą kartą aš jį pamačiau, jisai teisėjavo ir kai pradėjo rėkti, sako, ble, kokių čia Rolfas kardiogramų pripaišė, neina perskaityti į vardų pavardžių. Tai aš vos nenumiriau iš juoko, dar tokio teisėjo buvau nematęs. Oi, Albertas ten patikėk. Albertas kito lygio, jisai ten. Jo, aišku, kas vyksta į Ameriką. Iš rinktinės tai gaudys Modestas Atmanavičius, Deividas Račkauskas, aš, Mindaugas Leonas, Mindaugas Ieška ir Gediminas Cironka. Va visas šešitas gaudančių, kurie vyksta į Ameriką. Tai papildomas mūsų ten ekipažas tokis. Realiai tie patys visi, ta pati šeima čia, nedideli pasikeitimai įvykę. Ar ne, Koska? Taip. Mariukas? Mariukas. Jo, visi ten mes savi. Benas, tas, kur sveikatos mažiausia turi, be peilių gali akitės gręžti. Kur tu čia važiuosi, Vitalikai? Jei tu turi tokią nuomonę, kad aš važiuosiu vėgelių gaudyti su tavim, tu net nevažiuok pas mane. Jau kad aš vėgelių nevažiuosiu. Koska valdžia bus ne tas žodis. Su Koska mes mokam tvarkytis, porą laus ir einame šerių. Reikės, girdi, prisidėti prie šalito ausų. Ten vietai pasišildysim. Nepraleis, negalima. Koska, svarbiausia ten turėti keptuvę ir kad pagautum ten tų krapių ar kokių ten velnių, kur tu sakai. Krapių, jo. Koska dar nebaigė karjeros, dar jisai išbėgs į aikštelę Lietuvos čempionate arba į Latviją. Norisi į Latviją nuvažiuoti. Koska nebaigė karjeros šiemet veteranuose, 50 plus grupėje bus įdomi. Jeigu bus ledas, tai ta grupė bus ten žiauri. Mindė Ieška, Koska, Šatas. O, vyruti, ten bus geras. Ten, kai Lietuvos čempo turas, tas sektorius turi būti. Amerikonai negaudo ausų. Čia ausys tai yra, pas Koską Jonavoje yra tokia čeburėkinė, kur turi čeburėkus pavadinimu dramblio ausys. Tai ten tikrai dramblio ausys. Aš negalvau, kad ten toks iššūkis, bet ten kieta, kaip per Koskos vestuvės buvo.
Kitą sezoną į Vilkiškis kada. Kai bus kokios paros varžybos, tai gal visai prisijungčiau. Šiaip planuoju galbūt kitais metais, nežinau kaip ten tas Vilkiškių, pagal į metodo rinktinę gaudyti, tai Liepos mėnesį dar į Portugaliją važiuosiu. Dar vienas bus mano pasaulio čempionatas, o rugpjūtį 3 savaitgalius turiu laisvas, tai nežinau kaip, nenoriu prisišnekėti, bet tokis galvoj giliai kvirba tokia mintis, kad gal padaryti vaikams žuklės stovyklą savaitės. Jei rasiu kur tinkamą vietą, jei kažkas padės daugiau, tai biškį suburt vaikus prieš mokslo metus, atitraukti nuo telefonų, vis dėlto vasaros link pabaigos bus. Tai padaryti savaitės stovyklą, pakviesim tokių užkietėjusių žvejų, pabandytum suburt, kiekvieną dieną pravestum pamokėlių, pagaudimo, rišimo, meškerių, sistemėlių ir, sakykim, gale savaitės padarytum 2 dienų varžybas, kurie galėtų varžytis pagal tai, kai mes gaudom Lietuvos čempionatuose ir, aišku, pralaimėjusių neliktų, bet tokią mintį turiu, kad, einu pats sportuoti dabar nuo rugsėjo, einu į kardio treniruotės, yra Alytui toks treneris Vitas, jis dirba su vaikais, tai aš buvau kaip ir užsiminęs, jis mielai prisidėtų, atvažiuotų prie šitos minties ir jis prisidėtų prie vaikų aktyvumo, parodytų pratimus, pravestų mankštą, jis puikiai išmano tą darbą, tikrai, kad ten nebūtų pasitempimų kažkokių. Turiu tokią mintį, tik tai, kol kas čia mintis, bet Koska gal atvažiuotų kada vieną kartą nors vaikų aplankyti. Tai nežinau, turiu tokią mintį, kad žuklės vaikų stovykla. Aišku, čia ta mintis tai kainuoja laiko nemažai. Kitas dalykas, su vaikais, tai nesu suaugusiais, yra tikrai sudėtinga, nes tos asmenybės jos kitokios, bet turiu tokią mintį, kad tai padarytų. Plius tų pažįstamų truputėlį yra, gal gautum pagalbos. A ne, Koska? Taip. Tai, šiaip dabar, kai pradėjau su TikToku dirbti, čia pradėjau dėti reklamas įvairias, truputėlį daugiau bendrauti. TikTok'e tikrai yra ten apie, aš manau, 50% tai tikrai yra vaikų vos ne. Ir tą dalyką, kaip darai, reikia apgalvotai daryti ir pas mane pradėjo apsipirkinėti jaunimas, kur tikrai negalvau, kad yra tokių vaikų žvejojančių. Sakykime, į kai kurių pardavėjų aš ten parduotuvės negaliu žiūrėti, nes yra tokių dalykų, ko aš nepalaikau. Sakykime, kelia parduotuvė vieną postą su keiksmažodžiais, kitą postą kelia mūsų klientų laimikiai ir ten vien vaikai su žuvim. Blemba žmonės. Tie vaikai ir taip mokyklose ten prisikeikia dar šitose vietose. Kad sulauk papildomo dėmesio, naudojasi visokių durnių. Yra tas iš Suvalkijos, ten vėl kažkokis, čia iš Dzūkijos vienas yra, jo ten balsais, visokiom keiksmažodžiais, kad pritraukto jaunimo gretas, nežinau. Aš nepalaikau tokių dalykų. Koska, tu čia gal kažkino kieme gyveni, laimiaus kažkokio. Laimiau, jei turi mašiną ir dažnai mėgsti žuvauti, tai Koska tikrai turėtų su tavim susipažinti. Koska, kada teises laikysi? Nelipkit ant mano skausmingo mazulio. Tau jau su vestuvėm prilipam. Didelį ežerą su palapinėm ir su tėvais. Jo, irgi būtų variantas. Gal šiaip jo, palapinės būtų super, palapinės atsirastų tokius. Dabartiniai žmonės, manau, kad gan nedaug stovyklauna ir tikrai mažuma turi tas palapinės. Tai daryti su palapinėm atsirastų papildomų problemų. Gal geriau imti ežerą, kuris turi sodybėlę su namukais ant kranto. Ten visiems būtų paprasčiau. Aišku, tai būtų truputį brangiau, bet palapinė, jeigu dar užeitų vėjuoti, lietingi orai, su palapinėm būtų siaubinga, aš manau. Koska su germa važinėja. Ne?
Jo. Čia tave gerai pažįsta, žiūriu. O, Denis prisijungė. Tai va, žmonės, pabuvom 1,5 valandos, pabendravom. Ačiū, kas prisijungėt. Ačiū, Koskela, tau visada malonu matyti. Nu ir ką, iki sustiksim, paskelbsiu kada kitą. Gali būt, kad kitą trečiadienį netyčia kaip ir retai važiuosiu pažuvauti. Seniai buvau. Tai gali būti, kad kitoj savaitėje pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, jei dar labai nevys iš namų, tai dar gal kokį sekmadienį būsiu ant ledo, ne ledo ant vandenį. Nebus dar 2 savaitės, žiūrėjau į priekį to ledo. Per Vitalį. Viso. Iki. Susitiksim, kas važiuos upėtakių šeštadienį. Dzūkiškų bandų užsuksim. Aš Koska, jeigu pavyks man prasisuk, tikrai aš planuoju, kad gal pavyks, tai atvažiuosiu pasilabinti ir užsuksim į ten. Gerai. Ten važiuoja. Tvarkoj, iki, bratkai. Viso.